Labą dieną, pamokysiu, kaip namų sąlygom pasikeisti stabdžių kaladėlės. Prireiks 5 mm šešiakampių įrankio ir naujos poros kaladėlių. Prieš keičiant kaladėlės naujom reikia atsikabinti stabdžius ir nusiimti senasis kaladėlės. Dedant kaladėlę labai svarbu visų kaladėlės detalių eiga, nes tai padeda teisingai reguliuoti kaladėlės kampą, kad būtų maksimaliai prigludus prie ratlankio. Kaladėlė yra uždėta ant stabdžio, bet čia reikia taisyklingai pritvirtinti. Prispaudus kaladėlę reiktų atkreipti dėmesį, kad nebūtų kaladėlė per žemai ratlankę arba kad nebūtų per aukštai, nes tai įtakos lietimąsi su padanga ir tikriausiai nuo stabdymo pratrinsi tiesiog padangą. Kai visas ratlankio plotas uždengtas yra kaladėlė ir atrodo, kad prigludus visą kaladėlę galima priveržti. Prašau, kaladėlė pritvirtinta, užkabinate stabdžius ir patikrinate. Matome, juda daugiau viena stabdžių koja. Tai reiškia, reikės priveržti, patempti kitos pusės spyruoklę labiau arba atleisti šiek tiek šitosios, kuri tampresnė yra kryžminio tuo. Ir truputį įtempiame spyruoklę ir patikriname. Matome, abidvi stabdžių pusės dirba panašiai tolygiai. Neliečia ratlankis stabdžių kaladėlių, reiškia, reguliavime viską taisyklingai.